Šįkart keliaujame į Lietuvos šiaurę, Pasvalio miestą, kurio gyventojams artėjantį žiemą ir atšiaurūs orai netokie baisūs kaip daugeliu Lietuvos gyventojų. Ištisi gyvenamieji kvartalai pastaraisiais metais Pasvalyje aprengti naujais kailiniais. Ir gyventojų renovuoti daugiabučius neteko ilgai kalbinėti. Net 80% renovacijos darbų padengta ES lėšomis. Pagal didelį nedarbo lygį ir socialinių pašalpų gavėjų skaičių miestas pateko į probleminių Lietuvos teritorijų sąrašą. Atotrūkių nuo kitų miestų mažinti Vidaus reikalų ministerija Pasvaliui skyrė milijoninės ES paramos lėšas. Gyventojai gyvena jaukesnėje aplinkoje, su sporto aikštelėm, su sutvarkytų apšvietimu, su gražesniais šaligatviais, suoliukais ir svarbiausia, mažesnės gyventojų sąnaudų šildymui. Vyšnių ir Taikos gatvių kvartaluose renovuota net 10 daugiabučių, kuriuose gyvena apie 300 šeimų. Mes pakliuvom į gerą projektą ir mums reikėjo tik patiems dengti 20%, tai mes jau labai laimingi. Pagal probleminių teritorijų plėtros programą Pasvaliui pavyko pagerinti ir viso miesto įvaizdį. Sutvarkytas nedidukas Pasvalio senamiestis bei viešoji infrastruktūra pritraukė daugiau lankytojų ir pačių gyventojų. Miesto valdžia pastebi, kad pastaruoju metu į Pasvalį grįžta ir vis daugiau emigravusių gyventojų. Kas nusiperka namą, kas nusiperka būstą, kas pradeda verslą, tai yra džiugu, vadinasi, jie ruošiasi čia sugrįžti.